eisim? Į ekskursiją. Į ekskursiją? Nu, tu prisigalvoji. Šiandien, kai išeisim Duok ranką. Tada paimsim. Pažiūrėjau, kad didelis. Kas didelis? Sniego. Ai. Kumčys. Nu, atsargiai nenukriskite. Tai jau. Man būtų. Tik. Nu, neužsiversk, gerai. Aš prisimenu, kai turėjau tokią tvirtinę grožinę ir jos buvo labai Einam. storos ir paėmiau ir mėčiau į jų sniegą. Labadienelė, sveikinamės šiandien mes iš lauko, nebe iš namų. Išėjom, nes šiaip jau norėjom prasivaikščioti, nes vaikai jau gan senokai namie sėdėjo, kadangi kosėje ir mes su Rolandu susirgom, žodžiu, bet nusprendėm išeiti lauko pasivaikščioti, pasimti siuntų, nes kaip tik šiandien 2 siuntos atėjo man ir eisim dar į Pepko, nes šiais metais važiuosim pas mano dėdę kalėdų švęst ir reikia kažkokių dovanėlių, tai galvoju iškepti naminių sausainių ir panašiai, kažką dar sugalvoti, bet Pepko reikia tokių dalykų kaip indelių tiem sausainiams sudėti ir panašiai. Taisim, pažiūrėsim, ką ten gero galima rasti. Kaip ištrauk. Kas čia bus? Šitam. Čia mano siunta. Karšta. Na. Ką papasakosi? Kur eini? Aš mačiau vieną snaigę ant nojaus. Tai šitą lygo maža tokiais. Jie visa buvo tokia maža nutulinė, bet jie buvo tada. Nu, mes jau grįžom, buvom Pepko ir dar užsukom į kepyklėlę grįždami namo. Tai pasiėmėm 4 bandelės su dešrele, tada 2 orinius ir 4 keksiukus. Tai šituo, aišku, vaikai norės. Čia mes su Rolandu valgysim, čia ko gero mes su Rolandu valgysim, nes pietų nevalgėm. Nu, skanu. O tau? Tu dar tik šokoladą valgy. O tu, pons? Nieks nieko neduoda? Yeah. Ką tik sakyk pamiegojau, linksmės esu. Rolandas nuėjo vežimą padėti mašiną ir nuėjo į parduotuvę nupirkti atsigerti ir man įklotų paketų, nežinau, kurie yra, kurie niekados neskiriu, žodžiu. Ta proga parodysiu, ką iš Pepko nusipirkom, čia 4, man atrodo, dalykai, tai nieko daug neparodysiu. Žodžiu, kai ėjom, minėjau, kad dovanom ten reikia tokių kaip stiklainiukų, indukų kažkokių, kad galėčiau ar tai sausainių prikeptų įdėti, ar tai pavyzdžiui, kai stovėjau Pepko, sugalvojau dar geresnį dalyką, tai karamelės padaryti ir va į tokius stiklainiukus. Nes pradžioje žadėjau didesnius pirkti, nes kad sausainiai tilptų, kad ten daugiau tilptų net 3, o ten bestovėdama pagalvojau, kad kodėl karamelės nepadaryti. Ir aišku, pirkau mažesnį, nes karamelė labai saldi, ten viską nepridarysi 3 litrinio. Tai žodžiu, va tokius 3 nusipirkau. Vienas dėdės šeimai, kitas, kaip čia pasakyti dabar, dėdės dukros šeimai, taip galbūt galima būtų išsireikšti. Ir tada trečias yra, kam aš trečią pirkau? Trečią pirkau kam? Mamai, man atrodo. Man atrodo, arba mamai, arba seneliui, tai nežinau. Nes per kalėdas, kiek
dabartinės žinios, kiek mano leidžia suprasti. Tai bus mano mama, mano brolis, dėdė, dėdės žmona, dėdės žmonos dukra su vyru ir sūnum ir tada mes visi. Ir dar mano senelis. Tai va, tai bus daug žmonių. Bus 5 vaikai, 5 vaikai, 2 paaugliai, nes ten jų vaikais nebepavadinsi 15-16 metų. Ir tada 7 suaugę, jeigu gerai skaičiuoju. Tai mūsų tikrai bus daug, žodžiu. Nu, aš labai tikiuosi, nes jau seniai tokias didelės kalėdas neturėjom. Mes ten važiuosim ne per kūčias, o per kalėdas 25 dieną. Nes mano mama 24 dieną dirba ir panašiai. Tai va, tai nusipirkau tokius 3 stiklainiukus. Ir tada dar galvau, ką čia nupirks seneliui dovanų. Nu, jam nieko nereikia. Jisai kažkokių ten saldumynų nemėgėjas, kažkokių ten dušo želė, jisai turbūt su ūkiniu muilu prausėsi. Nu, jisai toks yra. Tai galvoju, nežinau, kokių dešrų, bet irgi nežinau, ar jisai ten valgo jas, nu žodžiu. Tai jam labai sunku yra dovanas išrinkti, tai dovanosiu šiam kavos. Ir tada pagalvojau, ar tai kojinių kažkokių, ar tai ko. Ir tada prisiminiau, kad nu, jam labai reikia virtuvinių rankšluosčių, nes su kuo jis ten valo indus ir su kuo valos rankas, tai ten net nesinori tos rankšluosčius jau ten valytis. Pilkas toksai, žalsvas ir toks rausvas. Tai žodžiu, šitie kainavo 3 eurai rankšluosčių komplektas. Tada šitie stiklainiukai buvo irgi po 3 eurus. Ne, po 3 pam, man atrodo. Ne, 3 eurai. Tai vat, kiek čia? 12 eurų sumokėjom. Tai va, iš Pepko viskas. Nieko ten daug nepirkom, nes su vaikais labai sunku ten vaikščioti. Tai visko nori. Mama žiūrėk, mama gal ta, mama gal ana. Tai mes ten daug nevaikščiom. Ir dar ko reikia, bet šitam Pepko centriniam neradom, tai kažkokių kostiumų kalėdiniam vaikų, kalėdiniai šventai, nes 11 dieną, gruodžio 11 dieną bus. Tai reikia kažką jam apsirengti, ar tai kažkokių personažų, aš netgi pagalvojau, gal ne personažų, gal šiaip tiesiog gražiai šventiškai kažkaip apsirengti, nu ten tarkim kažkokia raudona, balta spalva ir panašiai. Nes tokių dalykų tai mačiau Pepko. Bet reikės pažiūrėti gal kokiai Maksimai. H&M žinau, kad yra visokių tam tokių kostiumų. Tai va, dar vaikam reikės šitą nupirkti. Ir dovanom yra ko nupirkti ir panašiai. Tai dar tų visokių pirkinių ir holų tikrai bus. Dar vėliau parodysiu, kokias siuntas gavau. Viena yra iš Notino, o kita yra iš Vintedo. Ten yra dovana kažkuriam iš vaikų. Nežinau, ar kažkuriam mano vaikui, ar tam vaikui, kur mes važiuosim kalėdą švęsti, nes tam bus dar vienas vaikas be mano 3. Tai žodžiu, gali būt, kad tos dovanos neparodysiu, nes norėsiu padaryti atskirą video su kalėdiniam dovanom. Tai visko gali būt. Bet Notino siuntą parodysiu, o dabar einu valgyti, nes jau žiūriu valgyti noriu. Nu va, prisėdom pagaliau prie siuntų. Tai šita yra iš Vintedo. Ir matos, kad žmogus netiesiog kažką ten pardavė, kas netiko, nepatiko ir panašiai. Bet pardavinėja jau tenai, prekiauja kažkokiais ten dalykais Vintede. Tai čia yra žaislas. Ir nežinau, kuris dabar neprisimenu, bet man atrodo čia tas, kur kaip ir turėjau mintį. Va, kaip įpakuota. Į vieną ir į antrą maišiuką. Tai tikrai labai geras įpakavimas, nes dar jaučiu, kad yra burbulinis tasai, burbulinė plėvelė. Tai jau įpakuota super. Nes kartais, kai iš Vintedo gauni, tai ten būna iš šiukšlių maišai įpakuota, į Maksimos maišai įpakuota. Tai čia jau labai gerai. Čia tikrai matos, kad žmogus prekiauja kažkokiais dalykais, tai tikiuosi, kad mokesčius moka. Va, dar ir prie plėvelio viskas įsukta. Šitą, man atrodo, parodysiu, kas čia yra. Čia toks man fainas dalykas pasirodė. Ir tam vaikui yra, man atrodo, greitai bus 3 metai. Nu, taip neužilgo. Kažkada, žodžiu. Tai žiūrėjau, taip maždaug kažkokių žaislų tam laikotarpiui. Nuo 3 metų apie 3 metus. Nes jeigu kažkokiam didesniam vaikui žaislą nupirksi, tai jisai, nu, tiesiog priaugs tą žaislą. Bet jeigu nupirksi jau per mažą, tai jau bus ne kažką. Tai čia vat yra toks va dalykas. Čia yra kažkokių tai rutuliukų trasa, kamuoliukų trasa, kažkas tokio. Tai yra tų visokių skirtingų detalių. Barška. Yra skirtingos detalės ir tada sustatai ir tada leidi kamuoliuką, čia jisai visur ten, vienu žodžiu, važinėjasi. Tai man pasirodė labai fainas dalykas tokiam amžiaus vaikui. Mano vaikam irgi patiktų, visiems 3, ir Nojui, ir Tajui, ir Lunai tikrai patiktų, tikrai jie žaistų. Tai čia toks universalus dalykas, bet žodžiu, manau, kad šitą dalyką padovanosim tam vaikui. Va, čia 142 detalės. Tai pirkau tiesiog Vintede, tai neįsivaizduoju, ar Lietuvoje yra kažkur pirkti ar ne.
nes čia, man atrodo, pirkau iš lietuvės. Nu jo, nes greit atėjo. Pirkau iš lietuvės, tai nežinau, iš kur negauna, iš kur siunčiasi. Jeigu domina šitas dalykas, tai galit, man atrodo, pagal pavadinimą surasti. Marble Run vadinasi, Building Blocks. Tai va, toks va dalykas. Ir tada yra nuo Tino siunta, tai su šituo dalyku buvo taip, kad aš labai ilgai galvojau, ar man reikia, ar nereikia, visus įdėdavau krepšelį, tada išeidavau, vėl tada susidėdavau krepšelį, vėl išeidavau, nes, žodžiu, man reikia truputį atsinaujinti kosmetiką, bet nenoriu išleisti tam daug pinigų, tai galvojau, ar čia man apskritai pirkti, ar čia galbūt laukti, kol man jau tikrai reikės, nes aš dar turiu, bet taip jau į pabaigą kai kurie dalykai. Ir aišku, kaip dauguma jūsų, ko gero, aš labai mėgstu skrolinti TikTok'e ir esu taip viena koja makiažo TikTok'e, man kartais patinka pasižiūrėti, kaip ten dažosi moteris merginos, nors aš realiai kažkaip labai daug to nedarau, bet man patinka pasižiūrėti, kaip kitos tai daro. Ir, žodžiu, yra tokia Makeila, kuri šiaip dabar labai populiari makiažo TikTok'e ir jinai kažkaip reviewino, man atrodo, Essence kosmetiką ir jai viskas labai patiko. Tai, žodžiu, kokios priemonės jai patiko, aš įsidėjau krepšelį ir dar man reikėjo makiažo pagrindo. Essence to makiažo pagrindo, kuris jai patiko, neradau, bet ir šiaip man netiktų, nes pas ją riebi oda, o pas mane yra labai sausa. Tai man reikia drėkinančio, kažkokio dewy, vienu žodžiu, radiance ir panašiai, kas atspindėtų šviesą, kad nebūtų matinis efektas, nes man matiniai netinka, nes mano oda, kaip minėjau, labai sausa. Ir jeigu kažkoks matinis ilgai išliekantis tą makiažo pagrindas, tai tada man iš karto tempia odą ir būna labai nepatogu. Va taip atrodo dėžė ir dauguma čia yra labai pigios. Čia viskas yra labai pigi kosmetika, ypač Essence ir dar yra Wet n Wild šepetukas. Rinkausi tarp Essence ir Wet n Wild šepetuko, nes aš šiaip tokių šepetukų nelabai naudoju, bet pagalvojau, pabandysiu, nes aš noriu, man nei viena pudra, kurią aš pabandau, man nei nėra full coverage, žodžiu, jinai man tokio lengvo maskavimo yra. Šiaip man lengvo maskavimo kaip ir užtenka, bet norėčiau pabandyti sunkesnio maskavimo. Ir žinau, kad jeigu nori tikrai pilno maskavimo, reikia naudoti makiažo šepetėlį, o ne makiažo kempinėlį, nes kempinėlė labai sugeria daug produkto. Tai, žodžiu, galvoju pasibandysiu, aišku, galėjau kažkokį brangesnį nusipirkti, nes pigus tai ko gero nebus pats geriausias, bet, nu, nenorėjau daug pinigų išleisti, nusipirkau šitą, tai čia yra Wet n Wild, toks su rožiniu galiuku. Šiaip, kodėl aš daug nedvėjojau pirkti būtent Wet n Wild, nes turiu du kitus makiažo šepetukus iš tos pačios realiai kolekcijos, irgi tokie balti. Ir man jie visai tinka, patinka, viskas ten man su jais gerai, tai kažkaip pagalvojau, kodėl ne. Oi, visai fainas, man atrodo, kad bus visai gerai. Jis toks pilnas, nėra tikrai kažkoks ten per daug, nu, kad ten būtų 3 šeriukai ir viskas. Tai, žodžiu, čia grinai skistai pudrai. Tada, ko dar man reikėjo, tai antakių fiksavimui kažko turiu iš Revolution tokį kaip gelį, nu jis net nėra gelis, jis toks labai skystas dalykas, tai man jis nelabai fiksuoja, nes, žodžiu, aš užsitepu ir kol man jisai uždžiūva, tol tie antakiai vėl sukrenta atgal. Tai pabandysiu Revolution tokį, kaip ir kas čia toks yra. Brow Fix, antakių gelis. Tai, žodžiu, čia tai jau tikrai turėtų būti gelis, nes jisai yra toksai kietesnės konsistencijos. Tai pabandysim šitą. Jau dėžutė tai gigantiška, o pasižiūrėkit kiek produkto. Va. Nu taip juokingai, va šitas šūdas kažkoks dėtas. Tai žodžiu, va, toksai geliukas. Na, bet čia nesimato. Aš visai nesu ta makiažo guru, tai nežinau kaip čia jums parodėt. Va, sufokusavo. Tai va toks va. Va, toks, Jėzau, tikiuosi mane čia neišbėgs. Jo, jis toks grinai kietas yra, dabar turbūt subėgo viskas į vieną pusę. Va, toksai. Ir tada yra šepetukas. Tai pabandysim, žiūrėsim, ar man labiau patiks, ar nelabiau patiks. Nes irgi čia šitas pigus. Aš, aišku, galėjau pirkti Nixo, kur žinau tas brow glue, žinau, kad jis tikrai veikia. Girdėjau daug gerų atsiliepimų. Bet vat norėjau išleisti 4 eurus, o ne 12. Dar vienas dalykas, kurį nusipirkau, tai Maybelline šitą maskuoklį, kuris irgi jau seniai turi daug gerų atsiliepimų. Realiai man jis nelabai patiko, nes aš ją tepdavau per daug. Aš taip, nu, žinot, kaip anksčiau būdavo madoj, kad užtepė čia 3 kampi ir tada ten blendini. Tai man būdavo per daug ir man viskas subėgdavo. Ir šiaip aš tada
dar nežinau, kaip prižiūrėti savo odą, tai pas mane mažų raukšlyčių daug buvo nuo dehidratacijos odos, tai man tada nepatiko. Tai dabar pasiėmiau, man atrodo, kad man tas spalva tiks, nublema, tikiuosi nebus per tamsi, nes čia nulinis realiai atspalvis. Tai pasiėmiau šitą ir tada dar pasiėmiau makiažo pagrindą ir ieškojau, kuris būtų sausai odai, kuris būtų drėkinantis ir panašiai. Tai vėlgi nenorėjau išleisti 5 eurų ar ten 30 eurų, tai nusipirkau Revlon Color Stay. 110 atspalvis, nes aš realiai esu balta kaip popierius, tai ir šiaip mano veidas yra tamsesnis už mano kūną. Nu, nes aš nesideginu niekados, netepu jau ten kokią savaiminį įdegį ir panašiai. Ir pas mane yra odos raudonio truputį ant veido. Tai va, tai tikiuosi, kad tiks šitas atspalvis, nes aš šiaip realiai visada jį ir naudoju. 110 Ivory, tai turėtų, man atrodo, tikti. Ir čia dar yra SPF 20, tai šitas labai gerai. Nu ir tada dalykai, apie kuriuos girdėjau atsiliepimų gerų TikTok'e. Tai visų pirma, primeriai. Tai ta Makeila, tai jinai užsita pagal 20 primerių, nu gerai, ne 20, bet tada, kai žiūrėjau tą video apie Essence, tai jinai užsitepė tikrai 3 primerius. Tai tepėsi šitą Hydro drėkinantį, tada tepėsi šitą Glow serumo primerį. Ir dar kažkokį ten tepėsi, kad poras jinai sutrauktų, bet pas mane nėra išsiplėtusių porų, pas mane sausa oda, nėra jinai riebi. Tai žodžiu, ką aš visų pirma padariau, tai pasižiūrėjau ingredientus, nes nu negali už 5 eurus primeris būti geros sudėties. Bet žinokit, mane nustebino, sudėtis yra tikrai gera, yra ten 1 ar 2 gal ingredientai tokie kvestionuotini, bet šiaip tikrai geri ir yra daug drėkinančių savybių, daug drėkinančių ingredientų, tai manau, kad man šitie dalykai patiks. Ir kadangi man patinka, kai mano oda švyti, blizga, šviečia, nu žodžiu, man nepatinka, kai jinai būna matinė, man patinka, kai jinai atspindi šviesą, tai manau, kad šitas man patiks. Ir aišku, drėkinantis, tai tikrai man šito reikia. Tada pasiėmiau lūpų pieštuką, tai man Essence lūpų pieštukai labai patinka, bet aš turiu tą išsukamą, o čia man atrodo paprastas yra. Tai, nu čia aišku nesimatys spalvos, nes aš tamsoje sėdžiu, bet aš norėjau, kad būtų maždaug mano lūpų atspalvio. Tai man atrodo, kad visai pataikiau, gal truputį į rusvumą jis yra, bet aš sakau, aš čia tamsoje sėdžiu, tai net pati nesuprantu, kad šia spalva. Ir paskutiniai 2 dalykai, tai yra bronzeris pieštukinis ir skaistalai pieštukiniai. Tai irgi apie šituos atsiliepimų girdėjau ir mačiau ir, žodžiu, tą review, kai pasižiūrėjau, nugalvojau, tikrai reikia padaryti, bet aš tikėjausi, kad jie didesni bus. Kažkaip nepastebėjau, kad tam video jie būtų tokie mažiukai, bet, žodžiu, tokie vat išsukami. Tai va, tokie dalykai išnatino. Šiaip, jeigu norit, kad parodyčiau, kaip tą makiažą daraus ir panašiai, aš nesu jokia makiažo guru ir aš šiaip mažai žinau apie makiažą. Aš daugiau žinau apie odos priežiūrą, tai apie tą tai tikrai galiu papasakoti. Tiesiog, jeigu norėsit, galėsim pasidaryti kartu makiažą, galėsit jūs dažyti žiūrėdamas mano video, galėsiu aš pasidažyti filmuodama save ir, žodžiu, galėsim pasikalbėti apie šitos dalykus. Sakau, jeigu jums įdomu, tai parašykit komentare, galėsim šitą dalyką įgyvendinti. Tai va, tai viskas. Parodžiau 1 siuntą, parodžiau 2 siuntą ir daugiau nebeturiu ko parodyti, tai einu persirengsiu, nes labai nepatogu man su kelnėm ir šiaip man jau koja užtripo. O buvau apsirengus šiandien, matėt mane su paltu prieš tai, bet dabar jau be palto, tai žodžiu, šitą megztinį pirkau Humanoj, man atrodo, praeitais metais, jo, nes mes tik metus Klaipėdoje gyvenam realiai, tai praeitais metais pirkau Humanoj, nu šitas man labai fainas, jisai toks yra ilgesnis, uždengia užpakalį ir jis labai šiltas, jisai man atrodo yra su vilna, nes truputį badosi, ir tada esu su savo odiniam kelniam, gal nelabai matos, savo odiniam kelniam, kurios yra iš About You. Luna atėjo pasižiūrėti, ką aš čia gavau, viskas jai, kas susijęs su makiažu, labai įdomu. O aš sėdžiu dabar, galvau, palyginsiu. Tai žodžiu, maskuoklis tamsesnis už pudrą. Čia gal šito šviesoje nelabai matos, bet nu 100% tamsesnis. Labai mažai skirias, bet skirias. Tai nežinau, reikės pabandyti pasižiūrėti, kaip čia gausis. Šito maskuoklio šviesiausias atspalvis man yra per tamsus. Tai žodžiu, nu aš visai balta varna. Čia yra antakiams. Uždaryk gerai, kad neišbėgtų. Jo, čia yra antakiams. Kur antakiai? Čia? Aha, jo. Čia antakiai. Antakiai? Jo. Čia blakstienos? Taip. Ar sakė, kad čia yra antakiai? Ne. Nu. Duok, aš užsuksiu. Užsukai? Beveik, mano. Palauk, nepamesk. Jo, užsukai, viskas gerai.
čia pieštukas? Jo, čia yra lūpoms pieštukas skirtas. Lūpoms aš noriu pabandyti. Ne, dabar nereikia, vėliau aš tau galėsiu padaryti gerai. Va, aš esu biškai užpiešus ant rankos, matai? Oho. Oi, pas tave kokia tatuškė, klausyk. Mama, neprisimenu, kada pasidariau vakar, man. Viską jau pasižiūrėjai, ne? Šito nežiūrėjau. Nu, šito neina atidaryti, bet tu nelabai ten ką ir pasižiūrėsi. Jisai yra užklijuotas. Paskui aš galėsiu tau parodyti, kai atidarysiu. Viskas jau, viskas žiūrėjai. Man atrodo. Jau daugiau nebėra nieko. Ai, šitą dar nežiūrėjau. Šitas irgi užklijuotas. Aš paskui atklijuosiu, tau parodysiu. Gerai, dabar neklijuok to galvūno. O jis yra labai švelnus. O šitus va galima išmesti. Kiek tau daug darbo, nu Jėzau, Jėzau. Dirbk ir dirbk. Atnešt, nunešt, paduot, padėt. Nu, dirbk. Gerai. Reikia pakelt, matai, va šitus visus. Patinka siurp? Ką? Patinka siurp? Aš. Čia. Atsargiai tik tai. Čia dar biškį reikia. Biškį nedaug. Per daug. Nukretom. Tiek. Gerai. Pas tave turi būti mažiau, pas tėti daugiau. Aha. Gerai. Imk. Dar. Dar imk. Dar. Špilna šaukščiuką. Aha. Dabar biškį. Gerai, man atrodo. Dabar biškį nukretysim. Tiek. Prala. Taip, tada biškį bum. Oi, biškį per daug susikratė. Tiek. Va, super. Aš norėsiu kitą kartą gaminti jų carą kartą. Kavą? Nu, norėsi pilt? Aha. Palauk, tu gal tau su kita rankytė, man atrodo, bus patogiau, ne? Aš tau padėsiu. Nu, pilam. Galėsi pilti. Čia tau nekaršta? Nekaršta. Gerai, dabar čia. Tėčiai tiek mažai biški. Tėčiui daugiau. Patys. Nebepasakiau, viskas užteks. Pieną tik tai čia. Tai žinau. Nu. Užteks. Tėtis per daug man. Aš noriu. Ai, nu imk. Tu iškimšk. Karšta. Atėjau nusivalyti makiažą ir noriu prisipažinti, kad atidariau visą advento kalendorių, nes pagalvojau, kam ten atidarinėti dieną po vieną, geriau viską atidarysiu, pasižiūrėsiu, kas yra, ką galiu jau iš karto naudot ir geriau visą tą gruodžio mėnesį naudosiu tos produktus, negu kad ten vienu žodžiu laikysiu. Nu, galiu nesiteisint, tiesiog čia buvo pasiteisinimas, bet realiai tai norėjau iš karto pasižiūrėti, kas ten yra, viską apžiūrėti. Tai kol kas esu išbandžius va šitą Pacifica kremą. Barjerinis kremas veidui. Čia realiai viskas, kas tam advento kalendoriui buvo, yra veidui. Šitas labai patiko, aš jau 2 kartus naudojau, tai jisai yra testuotas dėl alergijų visokių,
testuotas jautriai odai, tai, man labai patiko. Jeigu žiūrit mane iš seniau, žinot, kad aš kurį laiką jau, taip jau ilgokai, porą metų rūpinosi savo oda normaliai, taip kaip priklauso, nes anksčiau nieko iki tol nedariau, kol nepradėjau dirbti su kosmetologijom, dabar su kosmetologijom nebedirbu jau, bet visas tas pamokas, kurias iš jų išmokau, tikrai jau giliai smegenyse man jos yra įsikalusios, visi tie dalykai, tai žinau, ką naudot, ko nenaudot, labai žiūriu į sudėtis, sudėčių aš pati analizuoti nemoku, kas ten kaip, nes vis tiek yra skirtingi ingredientai, jie gali vienas, tarkim, atrodyti, kad yra kažkoks blogas ingredientas, bet jisai sąveikaudamas su kitu ingredientu, jie vienas kitą gali neutralizuoti ir panašiai, tai aš pati jų tų sudėčių neanalizuoju, nebandau ten kažko išlaužti iš savęs labai didelės ten odos priežiūros specialistas, bet aš įsivedu ingredientus į kokį nors puslapį, kuris yra internete, tarkim, man dabar labai patinka Paula's Choice vadinasi, ir, žodžiu, pasižiūriu, kokia yra sudėtis, kokie yra ingredientai, kokie yra geri, galbūt kokie blogi ir panašiai. Tai šitas labai geras ir pagal sudėtį, pagal viską. Ir, žodžiu, labai patiko. Mano oda yra sausa ir labai dažnai dehidratuoja, išsausėja. Tai barjerinis kremas labai super ir ypač super yra žiemos metu, kai yra šalta, kai yra šildymai ir panašiai, nes tiesiog apsaugo mūsų odos apsauginį barjerą, žodžiu, padeda jam gerai veikti. Tai šitas labai fainas ir dabar išbandysiu. Čia aš nemanau, kad yra pilna versija, manau, kad čia tokia mažesnė versija to kremo, nors čia jo realiai nėra daug. Ir dabar išbandysiu Tula. Čia yra Pacifica, čia yra Tula Skincare, toksai prausiklis. Fokusuok. Va, toks prausiklis. Jis yra Purifying Face Cleanseris tiesiog. Tai, žodžiu, pasižiūrėsiu čia su probiotikais ir superfoodais visokiais. Tai pasižiūrėsiu, kaip man šitas. Realiai aš naudoju tokį labai sausai odai gerą iš Pestle & Mortar, toksai Renew prausiklis. Tai pasidarysiu dabar tokį kaip ir triple cleansing. Pradžioje nusivalysiu su miceliniu vandeniu, tada nusiplausiu veidą su šituo ir tada su šituo, kad jau nuimti visą tą riebalą, žodžiu, ir tada jau tonikas eis, serumas ir kremas. Dar bandžiau iš to Advento kalendoriaus ampulės, ten yra drakinančios hialurono rūgšties ampulės iš Babor, tai tos irgi labai patiko. Niekas man ką bandžiau, nesualergizavo, nesujautrino odos, tai labai faina dėl to, tai žodžiu dabar plausiu veidą ir žiūrėsiu. Nusivaliu veidą su miceliniu, tai iškart dabar kitaip atrodau. Dar nenusiploviau net su vandeniu, bet iškart naudosiu šitą prausiklį. Šitas labai fainas, nes jisai aš esu įrodžius kažkuriam blogę. Jisai taip labai fainai išsispaudžia. Ir yra tokios kaip medaus konsistencijos, bet kaip ir medus, jisai šilumoje ištirpsta, tai ant odos jisai ištirpsta ir toksai kaip gelis pasidaro. Tai realiai ant sauso veido reikia jį užtepti, įmasažuoti ir tada nuplauti su vandeniu. Nusiplovau veidą ir pabandysiu dabar šitą, tai ką tik atidariau ir man skaniai kvepia, bet realiai man patinka, kai odos priežiūros priemonės veidui ypač yra be kvapo. Tai taip gal nelabai, kad čia yra tas kvapas, bet, žiūrėsim. Jeigu nealergizuoja, tai viskas kaip ir okei. Tai jis tokios, tiesiog toksai permatomas, švelniai balkšvas. Tai aš tiesiog įtrinsiu į veidą ir nusiplausiu. Po šito triple cleansing tai tikrai jaučiuos švari labai. Žodžiu, kol kas netraukia veido, bet, kadangi pas mane oda sausa, tai ar taip po kurio laiko pradėtų traukti, jeigu netepčiau jokių kremų, serumų ir panašiai, tai aišku dabar tą ir padarysiu. Ta hialurono rūgšties ampulė, kurią gavau tam Advento kalendoriui iš Baboro, tai naudoju ją rytais, ten yra 7 ampulės, tai realiai 7 dienom, naudoju rytais, o šitą Ordinary serumą naudoju vakarais, nes šitas, esu bandžius ir kitų, man šitas kažkaip labai patinka, jisai yra gan stiprus, 2 procentai hialurono rūgšties, plus B5, tai B5 pantenolis, tai labai drėkinantis ir aišku reikia jį tepti ant drėgnos odos, nes kitaip, jeigu tepsit ant sausos, tai dar labiau užsausins, reikia būtinai ant drėgnos odos ir tada ant viršaus kremo. Šito Pacificos kremo tai užtenka labai mažai, aš dabar išspaudžiau, čia yra per daug, man reikia 2 mažiau, nes realiai toks labai toksai skalsus, kaip čia pavadinti, nežinau, jo tikrai nereikia daug. Ir jis yra bekvapis, kas man labai patinka,
Nes man nepatinka, kai tepi ten kremą, serumą ar dar kažką atreido ar kaukę dadės ir jisai kvepia kaip babos kokie šliubiniai kvepalai. Nu, man kažkaip nelabai. Nu ir paskutinis žingsnis, kad jau viską taip tikrai užtvirtinti, tai čia yra iš Nature Can, Nature Can turbūt vadinasi. Žinot, kad kas žiūrėjot ankstesnius vlogus, žinot, kad šitą brandą aš naudoju. Čia yra su CBD, tai čia yra aliejus ir jisai turi, žodžiu, botaninių žolelių ten kažkoks dalykas, tai jisai turi tą tokį žolelių kvapą gan stiprų. Tai realiai, jeigu būtų idealu, tai galėtų jis ir neturėti to kvapo. Dabar čia befilmuodama pamačiau, kad čia esu kažkokia apskreplinta, tai čia Unojus pasidarbavo. Jeigu norit, kad parodyčiau, kas tam advento kalendoriui, ten kokius lobius radau, parašykit, būtinai parodysiu, jeigu tiesiog jums įdomu. Ir čia ir pabaigsiu šitą video. Nepamirškit prenumeruoti šitą kanalą, jeigu dar to nedarot, sekit mane Instagrame aš esu Lulu ir mes ir susitiksim rytoj. Ate!